Sveiki bičiuliai, šiandien sveikinuosi su jumis šalia garažo. Šiek tiek pailsėsim nuo Italijos, Sicilijos. Tai trupučiuką bus turinio iš garažo. Ir jeigu kas žiūrėjot Baikerio nakties, tai Karolina dalyvavo vienose varžybose ir nugriuvo ir šiek tiek apgadino savo bamsiuką. Tai teks patvarkyti, nes neužilgo išvažiuosim į dar vieną kelionę. Šiandien planavau viską padaryti, bet atvažiavęs į garažą pamačiau, kad aš neturiu įrankių. Eilinį kartą pamiršau įrankius kitam garaže. Tai kažkiek čia yra tų įrankių, tai kažką paardysiu, diagnozuosiu, ką reikia nupirkti, ką paklijuoti, ką padaryti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo nieko baisaus, skydelis yra nulūžęs. Posūkis yra nulūžęs ir kažkodėl užstrigo galinius suportus. Nežinau, ten gal užsispaudė kažkas. Dabar kaip ir važiavo iš Baikerio naktų, kaip ir atleido, bet tai į kelionę su tokiu suportu jau negalima važiuoti. Tai perjungsiu jį, kas dar veidrodėlis nulūžo ir nerodo tachometras. Irgi atlūžo, kažkokie krumpliaračiai iškrito tenais iš apačios. Tai aš juos surinkau dar, radau, tai pamėginsiu išardyti. Kiek galėsiu be įrankių išardyti. Dar nulūžo čia tokios smulkmenos, yra tokia šakės apsaugėlė. Irgi viena yra, o kita nulūžo. Tai jeigu kas ardot tokius bemsus, parašykit man. Gal kažkokių detalių pas jūs yra likusių. Tai nupirksiu su mielu noru, vis tiek ateityje gal ir prireiks. Čia va dar tokie zypai. Irgi čia nulūžo. Bet čia nieko baisaus. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad kai Karolina nugriuvo, blemba, taip susinervavau, aišku. Pirmų reikalo, kad Karolina sveika, viskas gerai, atsistojo, sako, nieko neskauda. O tada aš perėjau ant motociklo ir man taip gaila, blemba, toks bemsas buvo. Nu kaip idealus, aš sakau, neskaitant, kad čia kažkokios plasmasės yra, viskas originalas, nieks nebuvo sulūžę. Tai, bet dabar jau mane atleido, tai sutvarkysiu ir bus pamiršta. Labai tikiuosi, kad daugiau kritimų nebus. Ir beje, noriu visus pasveikinti su atėjusią vasarą. Aišku, žiūrėsit video, gal jau bus ir į pabaigą vasarą, bet dabar birželio 1. Oho, koks geras tas zypas. Čia iš tiesų toks vaikystės vaibas, kai tu sėdi lauke ant kelių pritūpęs, keiti sankabą, deltos arba ten grupę. Šis labai panašus jausmas dabar. Aš labai stebiuosi, kad nesulūžo sankabos rankinėlį. Bet žinot, tuo momentu, kai Karolina nukrito, tai aš nieko nefilmavau, tą kamerą į kišenę bėgau patikrinti, ar Karolina sveika, o po to patikrinti, ar motociklas sveikas. Radau kažkokius senus įrankius, senelio dar tokia papūvė, nežinau, ar matosi, bet mes atsukom. Ir šiaip man dar reikia ne tik bemsą padaryti, bet ir Afriką. Nes Afrikoje tech apžiūra baigėsi. Ne rytoj, o poryt važiuoja tech apžiūra, tai reikėtų pastatyti numerių remelį ir kažką šiaip pažiūrėti, ar viskas gerai, ar stabdo. Nu ką, mano įrankiai jau baigėsi, tai va, radau dar tokį įrankį, multitūlas toks. Nepatinka man šiaip multitūlai, bet kai nėra įrankių, tai tikrai padeda.
Žiūrėkit, kokia legendinė plasmasė, kiek lipdukų, kiek renginių. Iš vienos pusės renginiai, iš kitos pusės perėjos. Aišku, perėjo čia trūksta. Čia, aš manau, dar tiek pat turėtų būti perėjo, nes kažkaip pirmose kelionėse nevažinėjom, nepirkom tų lipdukų, bet po to nusprendėm, kad reikia kolekcionuoti. Radau, kas sulūžo. Va, atlūžo tachometro troselis, jeigu čia galima pavadinti, ir krumpliaratis ten viduj. Ir matau irgi ir krumpliai šiek tiek tokie palūžę, bet gal dar pavyks suklijuot. Va čia va toks, va, viduj krumpliaratis stovi. Ir čia trūksta dalies vienos. Blemba, būtų, vat, dar šitą dalis suklijuočiau ir aš manau, važiuotų dar 100 metų. Ir skydelis atlūžo. Baladojasi. Tai skydelį suklijuosiu, bet šitos dalies tai aš abejoju, kad pavyks man suklijuot. Nu, gal dar kažkaip pamėginsiu, bet abejoju labai. Ir ką aš dar paimsiu namo, suklijuosiu posūkį. Nepirksiu, aš manau, suklijuosiu ir važinės toliau. Nuimsiu pilnai skydelį vis dėlto. Galvojau čia vietoj klijuot, bet dabar labai gailiuosi, kad nepaieškojau ten plastiko šito sulūžio. Krumpliaratį radau, o plastiko kažkaip, galvoju, sulūžo, tai jau sulūžo, vis tiek reikės pirkti. Iš tikrųjų, raščiau, gal ir suklijuočiau. Tai jeigu kas nukrytot, tai rinkit visus plastikus, kiekvieną detalę, tai bus žymiai lengviau. Tai va, atlūžo va, šitas laikiklis. Čia iš vis smulkmena, apie nieką. Gaila, kad tachometras atlūžo. Šiaip galima važinėti ir be tachometro. Vis tiek Karolina jaučia tą motociklą, žino, kada perjungti bėgius. Bet būtų smagu, kad veiktų tachometras. Tai jeigu nerasiu niekur skydelio, tai tada važinės be tachometro. O klijuosiu aš su super klijais ir soda. Tie momentiniai klijai ir lašiukas, sodas pabarstai, vėl lašiukas, dar sodas pabarstai. Tai pagūglinkit, pažiūrėkit, pajutubinkit, tai labai stipriai klijuoja. Jeigu atlūž, tai atlūž dabar kitoj vietoj. Reikėtų nuimti man suportą galinį dabar, bet neturiu su ko nuimti. Teks dar kartą grįžti čia. Išardysiu, gal tuo pačiu ir gausiu detalės. O visiems turiu priminti, iš kur užsakinėjo detalės. Tai užsakinėjo iš motomota.lt, kur galite pasinaudoti mūsų nuolaidos kodu. Duok 5, gausi 10% nuolaidą visoms prekiams ir jau nukainotoms prekiams irgi taikoma nuolaida. Tai naudokitės į sveikatą. Ir aš irgi einu dabar, atsisėsiu, užsakysiu ir tikiuosi, kad šią savaitę gausiu, atvažiuosiu dar kartą ir surinksiu. Užsakinėsiu tai stabdžių rem komplektą, užsakinėsiu, ką aš dar užsakinėsiu. Karburatoriaus užsakinėsiu irgi rem komplektą. Pažiūrėsiu, išardysiu, išvalysiu, nes kiek jisai pyla. Nu, dabar buvom nuvažiavę į Kauną, tai padarėm kiek mes 180 km ir įpylėm 10 litrų. Jo, man atrodo, 10 litrų įpylėm. Šiaip nėra labai daug, bet norėtųsi, kad mažiau valgytų. Nes jeigu ir pradedi gazuoti labai stipriai, tai meta tokį juodą dūmą, tai matyt pyla. Nes ir po žiemos labai sunkiai kūrėsi, ir žvakės dar užpylė. Tai reikia pažiūrėti su tais karbais, kas ten darosi. Tai ką, bičiuliai, susimatysim jau, kai gausi detalės, po kelių sekundžių. 1, 2, 3. Tai ką, bičiuliai, pavyko man sutvarkyti skydelį seną. Neradau aš nupirkti, kur galima būtų. Radau va šitą va detalę, kad galima užsakyti. Iš BMW, man atrodo, atstovų. Kainuoja 90 eurų. Čia yra tachometro va, tas plasmasiukas su krumpliaračiu. Ir va čia, va, nežinau, nesimatys greičiausiai, bet va čia va, trūksta vieno gabalo. Bus krumpliai tokie atviri, aš ten jos sutepsiu. Nu, bet aš suklijavau, kažkaip sulipdžiau čia viską ir sukasi. Įdomu, kaip ilgai tarnaus, bet tikiuosi, kad tarnaus. Ir suklijavau dar va šitą va, kojelę.
traškas, tos masės tokios sukitėjusios. Nuo saulės nuo senumo, tai reikia atsargiai sukti labai. Jeigu ardot seną motociklą, tai būtinai turit su savim turėti kontakt cleaner, nes visos fiškės yra žalios. Viskas yra žalia. Po to, kai kažkas neveikia ir sunku suprast, dėl ko neveikia, nes yra čia viskas žalia. Nes tos senovinės fiškutės neturi va čia iš viršaus gumytės, ir visas vanduo pakliūna. Dar iš priekio, va tai va stovi, tai lietus lyja, tai viskas tiesiai ant kontakto eina. Įdomu, kodėl buvo laikrodis atjungtas. Gal sekumas vadina. Pajungsiu, pažiūrėsiu. Buvau prieš tai padaręs nuotraukas, ne šiaip sau, o ištraukiau visas lemputės posūkių, čia temperatūros, kas čia pas mus dar, neutralinės, tolimos. Ir pagal nuotraukas pažiūrėsiu, kur kas stovėjo, nes jokio žymėjimo čia nėra. Dar nukentėjo posūkis, bet aš jį suklijavau. Čia tokios įvorės viduj nebuvo, tai irgi soda, super klijai. Tokia įvorė čia įklijavau ir čia paklijavau, sulitavau laidą. Aš manau, dar važinės. Nu, vat šitas va dangtelis tik nesilaiko, tai reikės su izoliacija privyniot. Va, kaip gražiai suklijavau. Net neatrodo, kad čia izoliacija, kad taip turi būti. Dar šiek tiek padažyti ir būtų iš vis. Tai ką, liko greitai surinkti plastikus ir galima bus ardyti, nežinau, stabdžius ir karburatorių reikėtų išardyti. Kol kas detalių negavau, šiaip turėčiau gauti šiandien po pietų, bet aš galvoju, kad išardysiu, nes turiu porą valandų, tai paardysiu, išvažiuosiu ir po to dar kitą dieną, kai turėsiu laiko, atvažiuosiu, surinksiu jau su detalė. Į dieną po porą valandų paremontuoju ir išvažiuoju. Gal ir visai neblogai bus. Įvorė šiek tiek per maža, tai reikia pašlifuoti, nes varžtas nelenda. Na, bet jau dabar jau tas mocas toks gyvenimo matęs. Matosi, kad jau ne 1000 važinėja Karolina su juo. Aišku, vien tik iš lipdukų galima pamatyti, kad ne 1000 pravažiavo. Plastiko. Koks sprendimas.
ką reikia patikrinti, ar veikia tolimus. Irgi veikia. Pabandom užvest. Tachometras veikia, jėga. Na ką, motociklas garaže, nes nuiminėsiu ratą, suportą išardysiu, pažiūrėsiu, kas ten stringa ir viskas. Ir lauksiu detalių, gausiu detalės, atvažiuosiu ir surinksiu. Nu, čia nėra ką rodyt, ratą nuimti, manau, kiekvienas sugebės, nu ir suportą nuimti irgi, manau, kiekvienas sugebės. Ir susistumė labai lengvai, gal jisai sušyla ir tada pradeda. Ir kreipiančius vaikšto lengvai viskas. Nuimsiu ratą, pažiūrėsiu dar kaip guoliai. Svarbiausia, reikia tikrinti šitą guolį. Žvaigždės guolis. Šitie guoliai tai labai gerai laiko. Pasmėja, čia viskas sutepta. Amliam. Man atrodo, kai nupirkom gal BMS, aš pakeičiau guolius. Ir viskas, ir iki šiol važinėja. Jie gerai sutepti, čia daug smaskės. Ir čia daug. Ir po rebokštą irgi prigrūdau ten to tepalo. Aš guoliu šitos rebokščius su peiliu išėmu ir ten užkišu dar daugiau to tepalo, guoliu tepalo specialiai. Ir gal laiko daugiau, net nežinau, bet padarau tai. Viskas čia gerai. Kaladžių dar yra, nežinau, bet užsakiau naujas kaladės. Irgi pakeisiu kaladės, nu ir išardysiu tą suportą, pažiūrėsiu, kas čia bus. Ir tuo pačiu stabdžio skystį pakeisiu. Stipriai, kiek užsuktas. O, blemba, užsuktas stipriai. Gražus, švarus stabdžio skystis. Išeina. Tai ką, bičiuliai, šiandien vėl porą valandų garaže. Palieku taip, gausiu detalės, atvažiuosiu ir mes surinksim. Ir dabar vaikštau, galvoju aš, ar man ardyti tos karburatorius ar neardyti. Nes, ką žinau, va dabar iš Kauno, kai grįžom, tai padarėm 108 km ir įpylėm 10 litrų kuro. Aš manau, kad šitas BMS tiek ir turi valgyti. Nu, nežinau, dar pagalvosiu, bet užsakiau irgi rem komplektą, bet atvažiavęs nuspręsiu, ar ardyt ar neardyt, ar bus laiko ar nebus. Jeigu nebus laiko, tai tiesiog stabdžius padarysiu, o jeigu bus laiko, tai greitai išardysiu karbą ir ten pakeisiu tą rem komplektą, išvalysiu jį irgi. Bet blogiausia, kad čia reikia duslintuvą nuimti, reikia tą visą filtradėžę nuimti, baką nuimti, nemažai čia reikalų, tai tikrai pusdienį reikės praleisti čia garažę. Nežinau, ar galėsiu sau leisti pusdienį praleisti garažę. Tai susitiksim vėl po kelių sekundžių, 1, 2, 3 ir aš jau būsiu su detalėm. Tai ką, bičiuliai, turėjau savo rankose kaladės, rem komplektą, suporto ir greitai pakeisiu, uždėsiu. Ir dėl karburatoriaus tai pagalvojau, kad vis dėlto neardysiu, nekeisiu, nes gavau tik vieną rem komplektą karburatoriaus, kito reikia laukti, tai nėra laiko. Reikia ruoštis kelioniai, kuo greičiau, tai pakeisiu tik suportą, rem komplektą ir kaladės ir viskas. Ir su BMS bus užbaigta ir tada pereisim prie Afrikos. Afrikoje reikia tech apžiūrą praeiti rytoj. Tai reikia paruošti šiandien. Tai nieko nelaukiam, greitai suportą išardom, pakeičiam rem komplektą, dedam ir viskas. Neturėtų būti kažkas sudėtingo. Greitai, manau, pakeisiu ir uždėsiu ir
nuorinsiu ir viskas. Jeigu pamiršot, kaip aš, stūmoklį su stabdžiais išspausti, tai galima su oru. Na ir išlenda po biškį. Ne, viskas gerai. Neapsitaškiau stipriai. Blemba, nesupuvęs jisai, aš nesuprantu, kodėl jisai stringa. Nu, nesupuvęs jisai visiškai. Švaru, gražu. Nesugadint gumyčių, nes jeigu ne tokios atėjo, tai statysiu atgal tas pačias. Nu ir viskas labai švaru. Jokios oksidacijos, nieko. Ir kreipiančios, suteptos. Nežinau, naują keičiu. Tai... Žiūrėk, stūmoklis irgi kaip naujas atrodo. Gerai, kad neužsakinėjau viso to komplekto, kur ir stūmoklis. Jisai ten žymiai brangesnis. Neverta. Karolina purvynose nevažinėja, nu tai viskas švaru, gražu. Čia nenaudokit solidolo, nes gadina jisai gumas, išbrinksta po to gumas, tai neužkasiu gumytis, tikiuosi. Viskas. Su oru pažiūrėt, kaip vaikšto. Nu, labai lengvai. Tai, biškį čia išplaunam. Vieną gumytę pakeičiau ir žiūrėkit, naują į naują keičiu. Nežinau, kiek čia jau Karolina pravažiavo kilometrų, gal kokių jau 50 000. Na, aš ten jau neįsivaizduoju, nes neatsimenu, kiek buvo, kai pirkom. Supartas atrodo kaip naujas. Pažiūrėkit. Čia senas kaladas. Dar pusė velnio šiaip mėsos. Čia naujas. Daugiau negu pusė dar liko. Lygtais tokios pačios. Nema ištraukiau iš po stalo kirvį. Nu, tai su kirviu padaužysiu mes. Kam reikia perrinkti supartą, tai kreipkitės. Ką? Ledukas. Įpilsiu šį kartą kitą dotą, tai nupirkau ATE. Nežinau, gal geresnis. Nu, dabar liko linksmiausia dalis – nuorinti stabdžius. Šitam bamse kažkodėl sunkiai labai orinasi. Manau, 15 minučių ir nuorinsiu.
ką, pabandom. Stabdo ar nestabdo. Na ir pažiūrėkit, kaip šaltas kūris. Aš manau, kad nereikia lįsti prie karburatorių. Nu ką, Afrikoje reikėtų iš tiesų pakeisti numerį, nes jisai įtrūkęs. Nu, ir matosi. Tai uždėsiu rėmelį, gal čia šiek tiek padažysiu ir bandysiu rytoj perėti į tech apžiūrą. Ta prasme, rėmelis per mažas. Ten buvo 2 dydžių. Buvo toks rėmelis, va tai va žiūri. Ir horizontalus va toks. Nu, paimu horizontalų. Nu ir netinka. Reikės šiek tiek išpjauti rėmelį. Gal vis dėlto nepjausiu rėmelio, tiesiog va tai vaidėsiu, vis tiek čia laikinai. Aš po to į mišką išvažiuoju, vienas kritimas ir tam rėmeliui šakės būna. Nežinau, ar praleis ar nepraleis. Tai ką, bičiuliai, Afrika jau paruošta, stovi numeriai. Nežinau, ar praleis ar nepraleis. Blemba, aš po baikerių naktų dar iki šiol užkymęs. Nu ir dar neveikia posūkis, nupuvęs laidukas buvo senų motociklų, čia yra klasika. Tai viskas, rytoj bandysiu praeiti. Praeisiu, papasakosiu jums, nepraeisiu irgi papasakosiu. Kai jau su mašina važinėjai, tai saulė pastoviai šviečia, ne vieno debesiuką. Kai tik ant moco atsisėdau, tai ir apsiniaukė, biškį lašnojo. Žinot, norėtųsi, kad aš pirmą kartą praeitų, nes nėra laiko labai vėliau krapštytis garaže. Nu, iš išorės ta Afrika tokia, nu, baisiai pavargus, aišku, tiek jau metų pas mane. Aš tikrai jau ten stipriai nesaugojaugi, griuvinėjau ir krūmais, apibraižyta tokia visa, aptrinta viskas. Bet dėl to manau, kad nieko nesakys. Tiesiog tokia išvaizda pavargus. Nu ką, tech apžiūra. Nu ką, žalias lapas. Sveikinu. Sakau, iš išorės atrodo labai pavargusi Afrika, nu bet techniškai, nu jinai gera, nėra prie ko čia prikibti. Viskas stabdo, viskas veikia, gal tokie laidai biški kaba, ten visko ten prizipinta, bet šiaip tai viskas labai tvarkinga. Priekį pamiršau, ten ant šakės tokios plasmasės yra dar uždėt. Galvojau, blemba, gal ten iš šono turėtų būti atšvaitai, o aš jų neuždėjau, bet nieko nepasakė. Visai iš galvos iškrito. O gal ant šakės yra kažkur atšvaitai? Gal ir yra ten ant šakės pačios, bet ten tokie plastikai iš šono. Aš jos nuėmiau, kai Belginose važinėjom mes, tai galima sulaužyti, o po to gauti šitų plasmasių, tai aš manau, kad neįmanoma. Aš nuėmiau, tai tos tokios nuogos šakės dabar. Tai ką, bičiuliai, lėkiu aš atgal į garažą. Ačiū visiems, kad žiūrit garažo rubrikas. Ačiū visiems, kurie mus palaikot per Contribui, palaikot per YouTube'ą, palaikot reguliariai per Revolutą. Tai didelis ačiū visiems. Ir ką, susimatysim jau kitą sekmadienį. Mylėkit ir būkit vienimi. Iki.